Šiandien esam Slovakijoje. Kilsim į Bachledov kalną, jeigu teisingai ištariu. Tokia bus trasa. Pavaikščiosim medžių lajomis takais, kilsim į apžvalgos bokštą labai aukštą, pasivaikščiosim viršūnę. Manau, bus smagu, pafilmuosiu, žiūrėkite iki galo video, jeigu jums įdomu. Mes ir vėl kilom į kalną, bet šį kartą su funikulierium. Mūsų dažnai klausia, iš kur turim tiek energijos ir pinigų tiek daug keliauti. Žinote, iš kur mes turim papildomai tos energijos ir pinigų? Visų pirma, mūsų gyvenimo stilius, aišku, jisai yra, tai tikrai paprastas, nėra sudėtingas, bet darom paprastus kasdienius veiksmus. Išlipam iš lovos, atsigeriam stiklinę vandens su chlorofilu, po to papusryčiaujame, žinom, kokius savo papildus pavartoti, nes tikrai šiandien energijos žmonės trūkumas yra dėl to, kad persidirba, dėl to, kad daug psichinės energijos išvartoja. Tai mes turim savo gyvenimo stilių ir aišku, mėgstam keliauti. O keliauti, reikia užsidirbti. Tai tikrai papildų kompanija Nature Sunshine yra dosni. Tai ne tik pačios vartojam savo papildus, bet ir rekomenduojam ir aišku, jinai dosniai atsilygina. Kompanija tikrai vertina savo distributorius, savo klientus, savo vartotojus ir tie, kurie tikrai tiki, kad šitie papildai veikia, kurie yra fanai šitos kompanijos, tikrai kompanija dosniai atsilygino. Todėl mūsų gyvenimas yra kalnai ir tai mums be galo patinka. Drąsiųjų ruožas Lajų take. Eisim drąsiųjų ruožą. Čia biškį supa truputėlį. Bet mes drąsios, aišku, su papildoma apsauga, kur čia nebūsi drąsus. Man patinka iššūkiai. Neįdomu gyventi, jeigu kasdien darai tik tos pačius dalykus ir neišbandai savo pajėgumo, savo galimybių, neišbandai savo drąsos. Eik, nebijok, tu drąsi. Dar eilė stovi štai tokį nusileidimą. Čia nesimato gal tiek daug aukščio, bet patikėkit, yra labai aukštai. Beveik užlipom į bokštą. Noriu parodyti, koks vaizdas iš čia. Ganėtinai šalta. Jau apsirengiam. Turbūt kokie 13 laipsnių. Ir parodysim, koks dar ekstremas yra viršuje. Lipom, grožėdamiesi vaizdais aplinkui ir užlipom. Buvom čia, praėjom ir šį Lajų taką. O dabar eisim pasivaikščioti. O gal ir neeisim.
Kaip vaiks? Ar eisi? Eik, Linutė, eik. Kur bėgti?